nuo ko jums darosi geriau gyventi, nuo ko veiklos arba vietos, kur jūs papuolėte, situacijos, jūsų siela džiaugiasi. Ir pagal čia galima labai daug pasidaryti, na, sakysim, vėlgi į priekį, vėlgi pliusą savo veiklai, savo gyvenimui, dabarčiai ir ateičiai. Ir tuo pačiu šiek tiek pasišvarinti savo praeitį. Buvo tokių seansų asmeniškai peržiūrėtų, kur buvo kelionės į kelių žmonių praeitį, daleiskim, arba praeitus gyvenimus. Žiūrima tas, anas, trečias, tarp kitko, dabar, kur rinkimus laimėjo Amerikos vadas, tai ten irgi buvo žiūrima tas atvejis ir prieš 2-3 mėnesius jau buvo žinoma, kas laimės. Tiesiog tik tai nebuvo garsiai apie tai kalbama, bet tiesiog buvo matoma, kaip ten visokių pinklių, magijų pridaryta buvo pa žmogų, surišti sparnai ir ten liktai jau atrodė viskas svėrėsi į tą pusę, kad jau juodžiai laimės. Ir paskiau taip paskutinį momentą ir ledas iš po kojų slydo ir kažkas tai į akį tai krito. Tai vat panašiai koreguojama, taisoma praeitis žmonių ir jinai atsispindi čia dabar ateityje. Todėl tas klausimas pačiam savo, ar aš viską teisingai darau, tai nėra nei blogai, nei gerai, tai yra tik tai jūsų pasirinkimas, bet jeigu žiūrėt pagal skalę socialinės naudos, jums gali būti labai geras rodiklis atsakyti į daugelį klausimų, kada jie iškyla prieš jumis. Daleiskim, važiuoti į gamtą, sudeginat kažkokias tai savo namuose buvusias degės atlikas, ne plasmasės, ne popierių, kartoną, prie to pačio pabuvot prie ugnies, prie ežero, tuo pačiu turėti kontaktą su žeme, su žemės stichija, su vandens stichija, su ugnies stichija ir taip toliau. Jūs padarote naudą ir savo, persikraunat, persiinstaliuojat savotiškai ir grįžt tuščias jau be juodo bagažo namo. Tokiu atveju jūs darote vis tiek socialinę naudą, kadangi jūs ateinate į tokią erdvę, kuri yra tamsoka ir ten reikalinga šviesa. Tai yra, kaip gali būti geras žodis, kaip balzamas ant žaizdos žmonėm, kurie kažko tai nežino, kažko tai nesupranta. Ir jūsų ateimas toksai su kitokia emocija, su kitokia būsena, gali kitam žmogui šiek tiek padėti pakelti, atsistoti nuo kojų, atsistoti nuo kelių, kada jis įklupi, pasimetęs ir nežino, ką daryti. Ir bet kuriuo atveju, kaip bebūtų jums dabar blogai, pasakau, kad tai yra laikina, kad tai, kas darosi, arba tas, kaip buvo gąsdinama visokiais ten marais, virusais ir bet ko, tai yra laikina. Tai reikia tiesiog praleisti arba ignoruoti, tai neliečia jūsų, jūs apeinate tai ir jeigu net sergate, net jeigu kažkas tai yra, viskas priklauso nuo jūsų noro gyventi arba gyventi kitaip, reikės tik tai kardinaliai pakeisti savo gyvenimo sritį, vietą, gyvenimo stilių, gyvenimo būdą ir tada jūs keistis. Tai yra toksai kaip mokinio rankos pakelimas, aš noriu gyventi kitaip, aš pasitikiu kūrėju ir visa kita, kas siūloma mokslo, mes atmetam. Tai yra, ten yra nupirkta už pinigus su tam tikrais juodais stiklais, mes visą tai atstumiam, nenorim. Tie, kurie šito nesuprato, kurie galvoja, kad tie, kurie prigalvoja skysčių, kurie buvo suleisti žmonėm, jie tos tarsi pasirašo patys savo nuosprendį ir tuo pačiu praranda tuos sukauptus kosminius pinigus, vėlgi tą virtualią valiutą kosminę. Ir ne tai, kad po savęs dar palieka duobę, bet iškasa duobę dar ir kitiems. Neįsivaizduokit, kaip išeina iš gyvenimo ten 35-45 metų, daleiskim moteris ar vyras, vaikas jų, jisai buvo mergaitė ar berniukas, daleiskim pas jos, jisai lieka vienas, jisai lieka be mamos arba be tėčio. Ir kokia savijauta, kokia trauma tai sielai, kurie atėjo gyvenimą, atsirado pas tą porą, koks jo gyvenimas toliau bus. Visi žmonės, kurie išgyveno tokį dalyką, kada vaikystė ir paauglystė neteko tėvo ar mamos, išgyvena labai sunkią traumą ir jinai lieka visam gyvenimui. Ir kada į seansą ateina žmonės tokie, kurie prašo pagalbos,
Ir kada žiūri va šitą sceną, ją net ir išlygini, nu, tuo metu likti tam žmogui lengviau darosi. Pažiūri, kaip tai buvo padaryta, kaip tai buvo žiauriai suprogramuota iš anksto, netgi vaiko krikšto metu arba gimimo metu, tai yra uždedamas kitas likimas, juodų jėgų. Bažnyčiai taip pat tai daroma ir labai sėkmingai, žmonės to irgi nesupranta, čia irgi vėlgi, kurie eina neša pinigus, daleiskim, tai yra socialinė nauda į minusą visiškai. Kuo daugiau jūs ten einat, kuo dažniau nešat pinigus, tuo jūs savo pablogina situaciją. Ten Dievo nėra, ten Jėzaus irgi nėra ir jūs ten atnešat savo dar energiją plus tam, kad jinai patektų į bendrą katilą tų velnių, iš kurio velniai valgo ir toliau įgavę jėgų dar mums velnyną. Tai tiek norėjau šį kartą papasakoti apie socialinę naudą. Aš manau, kad kažko tai vis tiek naudingo pasimsit savo. Aš nebūtinai sakau, kad jums tai būtinai tai reikia daryti, bet jūs galite pasirinkti, kaip jums gyventi, su kuo gyventi, kaip gyventi ir kada gyventi. Kada džiaugtis, o kada tik tai suktis rate ir tik tai būti retkarčiais liudininku to, kas vyksta aplinkui, kaip kiti žmonės kūrė, daro, keičia, gerina, švarina, kelia aukštyn ir veda paskui save. Linkiu visiems sėkmės, visiems supratimo, pažiūrėkite visą tai dar kartą, jeigu reikia, be pykčio, lėtai, savo ramiai, galbūt kažkas tai paims ir dais ir bus naudingo kiekvienam iš jūsų. Dėkuoju už dėmesį ir aš manau, kad kitas filmas jau bus prie gražesnių dekoracijų, gražiau padaryta, nes vis dėlto aš ne iš tų, kur pulsiu naudotis dirbtinio intelekto siūlomo paslaugom, aš pasitengsiu minimaliai padaryti, kaip aš galiu, ar maksimaliai iš savo pusės ir minimaliai pasinaudoti tom, kas yra dirbtina. Ir tokiu būdu aš išvengsiu kontaktų su ta civilizacija X, kuri labai veržiasi į mūsų gyvenimą ir nori jį padaryti kitokiu. Ir dar toks priminimas pabaigai, kad visą laiką sukurtas dirbtinis intelektas visur, kur jisai buvo sukurtas, jisai nužudė savo kūrėją. Turėkite omeny. Aš manau, šitą frazę jums daug kam padės pasirinkti, priimti teisingą sprendimą. Dėkuoju jums už dėmesį ir iki kito karto.